Mūšis privalėjo įvykti. Kariams jau daug anksčiau buvo liepta prisikaupti maisto, vandens. Jie ilgai ruošėsi mūšiui. Ilgai ruošėsi sutriuškinti tuos kryžiuočius. Viskas prasidėjo, kai Jogaila ir Vytautas susitiko gūdžiame miške ir sutarė kartu pulti kryžiuočius. Mūsų kariuomenės buvo didelės. Tikriausiai sunku buvo jas suvaldyti. Jos turėjo būti daug didesnės už kryžiuočių. Vytautas iškeliavo iš Vilniaus, o Jogaila iš Krokuvos. Jie turėjo susitikti, o kelias buvo tolimas. Žygiuoti nebuvo lengva. Jogailos kariuomenės kelyje pasitaikė upė, per kurią reikėjo persikelti, bet nebuvo tilto. Tai jie atsiplukdė tiltą ant rąstų ir kariuomenės pagaliau susitiko. Traukdamos link kryžiuočių tvirtovių, visur aplink degino kaimus. Viskas jų kelyje liepsnojo. Kryžiuočiai tai sužinoję įsiuto ir patraukė link jų. Jogaila ir Vytautas. Jogaila su Vytautu tikriausiai turėjo būti labai seni. Abu apsirengę blizgančiais šarvais, su karūnomis. Vytautas turėjo būti labai gudrus. Jeigu per mūšį jis keitė arklius, kad jo nesugautų. O Jogaila, jis buvo labai tikintis, nes mūšio nepradėjo, kol nepasimeldė savo palapinėje bažnyčioje. Pasimeldęs, visai kariuomeniai liepė sugiedoti giesmę ir pasakė, kad mūšio šūkis bus Krokuva ir Vilnius.